ELSA projektas yra įgyvendinamas atsižvelgiant į didelį asmenų, prižiūrinčių silpnus senyvo amžiaus žmonės, gyvenančius savo ar senelių priežiūros namuose, mokymų poreikį. Šiuos žmonės prižiūrintis asmenys gali būti suskirstyti į dvi grupės. Specialiuose priežiūros namuose dirbantis profesionalūs slaugytojai bei senyvo amžiaus žmonėmis besirūpinantis giminaičiai. Partneriai projekto metu padarys nuotraukų, sukurs trumpus vaizdo klipus bei surinks senyvo amžiaus žmonės prižiūrinčių asmenų, profesionalių slaugytojų bei giminaičių nuomonės ir patirtį srityse išaiškėjusiuose atliktuose tyrimuose. Surinktos nuotraukos, vaizdo klipai ir tekstai bus sukelti į specialų projekto tinklalapį, kuris bus apipavidalintas ir 2011 metais atidarytas visuomeniniam naudojimui. Aš esu Izabelė Garbauskienė, esu šitų Panemunės senelių namų socialinė darbuotoja. Dirbu šitą darbą nuo 2 metai. Tikrųjų diena darbo prasideda nuo 8 ryto, vis tiek ateini į darbą, mintimis susiplanuoji, ką darysi, po to, kokia po 8-15 jau einu per kiekvieną rytą, aišku, būna kitą kartą minučių nesuskaičiuosi, bet būna rytais eini per kambarius, kadangi turiu 2-3 aukštą. Yra 3 aukšte mažiau žmonių, 2 aukštas visa ta pusė mano. Tai pereini per kambarius, pasižiūri situaciją, kaip žmogučiai, nes kiekvieną dieną būna kitokia, kiekvieną dieną kažko jam reikia, kažkas tai būna gero, kažkas tai blogo. Pereinu per kambarius, pasižiūri juos, pasišneki, aišku, tai būna trumpai. Atskirai dar darome tokius kaip individualius pokalbius, tai pasiskiri žmogų, 2 žmogučius per dieną, tai yra tokiam individualiam pokalbiam. Ir susidėlioji per savaitę, va taip žmogučius, kad tų individualių pokalbių turėtum su visais. O jūs pravedat tos individualius pokalbius? Taip, tai yra viena iš mano darbo funkcijų. O kaip tai atrodo, jūs tiesiog išeinat pasivaikščiot, ar koks tikslas to pokalbio, bendravimas? Taip, iš tikrųjų, reikia jam to bendravimo ir stengiuosi, kuo daugiau bendrauju, kuo daugiau šneki. Kartais sužinai tokių dalykų, kurie atrodo tiek laiko bendravai su žmogum ir tu jo nežinojai ten kažką. Viena moteriškė, kad sužinojau, kad mėgo kažkada lipdyti iš plastelino. Ir mes dabar tai galim pritaikyti. Aš iš pokalbio eigoje aš sužinojau, ką jis dar sugeba, ką jis norėtų daryti. Čia iš pokalbio, iš to bandai suprasti, pavyzdžiui, kokios problemos, kokią nuotaiką sužinai. Bet sužinojau, kad jinai lipdo, aš tą perduodu darbą užimtumo terapeutei. Jinai tada, jau šitą žmogų galime įtraukti, mes į jų užimtumą tą dieną. Vat mano darbas yra kalbėti, sužinoti su žmogum, bendrauti. Susidraugauti, tapti jų draugė ir tiesiog kartais praleisti laisvalaikį. Pasivaikščioti su ją nueiti, tokį bendravimą jai suteikti, jeigu jinai netyčia neturėtų draugų, ne? Senelių namuose, kai būna ten tie pavieniai arba sergantis, arba negali susidraugauti ir panašiai. Ir kiek žmonių per dieną jūs taip? Stengiamės jau, čia aišku, kiekvieną dieną būna tie darbai, bet stengiamės jau 2 per dieną žmogučius. Aišku, žinau, kad būna kitą kartą, kad tu nusiplanuoji, bet tu negali, nes tai žmogus nuotaika netokia, nenori su šiandien kalbėti ir viskas. Ir tu ten jo nepriversi, aišku. Tai būna labai mažai, nebent jau sveikatytės būklė kokia, tai ten ar spaudimas užkilęs ar dar kažkas, tai, bet šiaip jie labai bendrauti nori. Ir pagrinde, ką aš žiūriu kaip darbuotojas, tai jiem bendravimas yra pagrindas. Galit patarti iš viso, kaip prižiūrėti, gal kažkokį bendrą, ar tas bendravimas turi būti kitoks, nežinau, ar kažkokių patarimų. Net neįsivaizduoju, žinokit, kaip apskritai su patarimais yra tokia gal labai slidus dalykas, nes aš taip manau, kad kiekviena situacija, kiekvienas žmogus, kad ir jis ir demenciškas, jisai vis tiek skirsis vienas nuo kito ir ten aš pati turiu pažįstamų, kurie turi savo tėvų ir su Alzheimeriu. Žinokit, ir kitą kartą, kaip sako, turbūt, sako, kaip man su jie, sako, jau aš nebežinau, ką daryti. Žinokit, kitą kartą aš ir pati ir nueini. Ir stengiasi, kadangi ir pažįstamas eini ir stengiasi ir bendrauti, ir pašnekėti. Kokie tie patarimai būtų?
net neįsivaizduoju, pirmiausia, nežinau, gal nuskambės savanaudiškai ir kaip, nežinau. Pirmiausia, turbūt bendravimas su tuo žmogum, nes aš pastebėjau, kad jisai, kad ir kokią ligą besirgtų, tas bendravimas, tas nuoširdus priėjimas, jisai duoda tokį rezultatą, nes aš keletą kartų turėjau pati tokių situacijų, kai pradėjau dirbti. Kai atrodo, kai žmogus, jisai nesupranta, jisai tu ten eilėraštį skaityk, jinai nesupras, jinai negirdės, čia galiu. Bet kai atėjai, pavyzdžiui, ir paskaitėjai, buvo gimtadienis, atrodo, ir paskaičiau tuos žodžius ir pasveikinau, kad gimtadienis čia jūs. Žinokit, tas žmogus atrodo kurį laiką, kad jisai nesuvokė nieko, pradėjo verkti, ačiū, sako. Toksai, žinokit, sakau, tas priėjimas nuoširdus, tas bendravimas, jisai vis tiek turi gerą tą tokį įnašą duoda. Tai yra daugiau skirti dėmesio tam žmogui, tiesiog nenumauti ranką, kad pamaitinai ir Būtinai, man atrodo, tas bendravimas yra pamatų pamatas. Aš nežinau, aš nesu specialistas darbas. Aš girdėjau, kad tie žmonės, kurie serga su demencija, kad jeigu tas bendravimas yra artimas, kad jie kažkaip ir pasveiksta, tai yra tam tikrais protarpiais mažiau užsimiršta arba mažiau kvailysčių daro, sakykime, skliausteliuose. Tai yra kitaip elgiasi, ne? Ir gal antrą dalyką tokį, nežinau, išskirčiau gal, kad nepamirštų ir savęs. Nežinokit, ta prasme, kad truputį jie kaip pasinerėjo į tą, rūpi ten ar mama, ar ten tėtis rūpi, nemato daugiau nieko, kai sako, nei kažkur išeina, nei ką jie, ar galų gale sąlygų nėra, kad išleistų kas nors, ar ten išvažiuoti, ar kažkaip, kai jie jau toj rutinai, tam grinai priežiūrai, nepamirštų savęs kažkaip, nes, žinokit, paskui, aš žinau, savo pažįstamą tą, jinai paskui tiesiog ir pati depresija šoko ir automatiškai jos tas toksai, ta būsena iššaukia vėlgi kitas problemas su tuo namišku, vėlgi būna bendravimas kitoks ir tiesiog nepamirštų ir savęs, man atrodo. Tai teisingai, kad ir pats nesusirgtum kom, tai yra kažkaip. Nes labai greitai, aš sakau, aš turiu pažįstamą, tai, žinokit, dienom, atrodo, žmogus dienom nyksta. Ir tu kitą kartą sakai, kad tu truputį žiūrėki visą tą kitaip, darykit, net negirdi. Net nesuvokia jau turbūt jau pats žmogus, kad yra jau kažkas. Gal tik turi ateiti tam tikras momentas, kad gal. Greičiausiai. Bet iš tikrųjų, jeigu neturi tokią draugę kaip jūs, gal jis kada nors išgirs. Galų gale. Žinokit, aš taip manau, nes jau, kaip pasakyti, jau gaunasi taip, kad čia gal jau draugų palaikymas turi būti dar, jeigu taip paimti fizinį asmenį, labai svarbu, kad ir draugai nepaliktų to momentu. Tai didelė reikšmė turi. Irgi pagalba. Taip, ir tas toksai, viena atrodo, kitą kartą irgi to laiko nėra ten, kad sėdėtų per valandas, visi išbėgi keliam minutėm. Tai tas toksai priminimas gal, kad tu nepamiršk, kad tu irgi turi savo gyvenimą, nes tas gyvenimas, žinot, irgi gali paskui pasikeisti.